jau pasiruošę pradėti šias rungtynes. Naujienos po paskutinių žinių iš Lietuvos Ryto stovyklos. Šios dienos mačas, sakykime taip, tarsi nueina į antrąjį planą. Vakar paaiškėjo, kad trauma, kurią Predragas Samardžijski gavo Sankt Peterburge, daug rimtesnė nei galėjo pasirodyti iš. Pirmoji rungtynių minutė. Aleksandras Rašičius, šios dienos Zantas, 28. Baudų metimo. Dabar jis jau jo rankose, Valančiūnas. Prieš jį Justinas Knoxas ir Ulis sužaidus kiek daugiau nei porą minučių. Paaiškėjo galutinis pirmas B. Ką 88-73, kas trečioje, nepaisant to, kaip be pasibaigtų taškų, 10 atkovotų kamuolių. Mindaugas Katelynas, taiklus. Ir gražiai, efektingai ataką užbaigė Justinas kamuolį Lietuvos Ryto krepšininkų. Tai gimtadienį švenčiančio krepšininko pražanga. 4 minutės sužaista trečiajame kėlinyje. Rungtynėse, kuriuose pirmajame kėlinyje vyko apylygė kova, visą laiką daugiau ar mažiau pirmaujant Lietuvos Rytui. Tačiau po pirmųjų 10 minučių atės Predragas Samardžijski ir būtent tokiu laikotarpiu, kai komandos laukia svarbios, labai svarbios ir Europos taurės, ir VTB. Nors, kaip jau minėjau, po to, kai CSKA įveikė Lokomotyvo komandą paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse, nes šios dienos rungtynėse atveju Lietuvos Ryto komanda liks toje pačioje antroji pražanga Jonui Valančiūnui ir įsismaginęs Justilinėje varžovai aptirpdė skirtumą iki 12 taškų. Renaldas trunka atstatydamas 14 taškų. 76-62. Lorensas Robertsas perima kamuolį ir ganiems veiksmams gynyboje. Raisas, Seibutis po krepšiu, 2.62. Įmetė daugiau taškų. Grevcevas perima kamuolį iš jo Tairosas Raisas, skuba į priekį 4 prieš 1 varžovą. Ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Siautėje tos gerbėjus ketvirtajame kėlinyje efektingai 15 numeris Aleksejus Tracineckis. Stos prie baudų metimo. Raisas. 5 sekundės atakai. Dar vienas 11 taškų. Visi 4 su trupučiu minutės. Čia dabar dar perimtas kamuolys iš varžovų. Perdavimas Seibučiui. Seibutis pabėga. Dar vienas dėjimas. Efektų. 3 minutės 15 sekundžių. Skirtumą 2 taškais. 99. Neizas. Prameta antrąjį baudos metimą. Vilmantas Dilys nusiima kamuolį. Perdavimas iškart į varžovo aikštės pusę. Ir dar vienas Edikas. Dėjimas iš viršaus 107-76. 31 taško skirtumą iki 26. Galutinis rungtynių rezultatas 112-86.